Sveiki, šiandien pabandysim parodyti, kaip pasidaryti ko gero 16 būtinybės daiktą, tai tokį švilpuką. Jis visiškai organinis, ekologinis ir pakankamai neblogas turi garsinės savybės. Jo gal paskirtis labiausiai būtų, nežinau, pasiklydus ten ar esant kažkokiai labai ekstremaliai situacijai, tiesiog prisišaukti pagalbos arba šiaip maloniai praleisti laiką lauke miške švilpui. Tai mums iš tikrųjų reikia karklų, giminės, gluosnių, giminės kažkokio medelio, lapuočio, ta prasme, gal galima bandyti, nežinau, net iš kokių klevų jaunų padaryti, iš kokių liepų, bet mes susiradom tiesiog patį pirmą, kas čia, net nežinau kokia rūšis, ir tiesiog atsipjaunam šakeliuką ir dabar pabandysim parodyti, kaip jį vienas po kito padaryti. Tai iš esmės švilpukas turi 3 dalis, tai vienas kamštelis, kita dalis yra ta tokia, pavadinkim, net nežinau kaip ją pavadinti, lūpa ir medžio ta žievelė. Tai imam šakaliuką žalią, šiek tiek apsilyginam ir perkim taip kokių 10 ta prasme centimetrų atstumu apipjaunam žievę ratu. Tai pabandykit gan giliai pjauti, kad tikrai būtume tikri, kad žievė atsiskyrė. Sekantis žievė paprasčiausiai taip nenusilups, bet mes imam ir peiliuku ar šiaip kažkokiu galiuku kitų daiktų padaužom aplinkui, sukdami patį pagaliuką, kad tiesiog tektų po smūgį kiekvieną vietą. Toliau mėginam pasukti ir štai, kai esate jau visiškai tikri, kad šakaliukas sukasi, žievelė nusilupa, perinam prie kitos dalies. Vienam gale paprasčiausiai taip įpjaunam, bet nenupjaunam visko. Išlyginam. Dabar, taip nežinau, kokių 3 cm atstume, jeigu matot, čia dabar tiesiog priešingai pusėje nei šis išpjovimas, darom nedidelį įpjovimą, per kurį tiesiog oras ir išeis iš švilpuko. Įpjovim ir dabar padarom tokį nedidelį rantelį. Matot, ką toliau darom? Nuimam žievę. Mums dabar yra svarbios 2 dalys. Ši dalis ir štai čia tiesiog, kad kamštelis veiktų. O tarp jų šitą dalį mes paprasčiausiai išpjausim. Sekantis etapas, ką darom, tiesiog padarom angą, per kurią oras tiesiog bus pučiamas. Tai yra priešingai pusėje negu šis įpjovimas. Mes atsargiai nuimam nedidelį sluoksniuką medžio. Tiesiog nuo angos storio priklauso vokalinės instrumentinės švilpuko savybės. Tai labai nepersistenkit, bet po to visiems galėsit, nežinau, pasididinti, pasiplatinti. Toliau darom, įkišam šį šakaliuką į vieną pusę, kamštelį iš kitos pusės ir bandom. Šiek tiek dar paplatinsim.
Štai ir viskas. Kamštelis, dalis tiesiog medinukas, pro kurį pučiam orą ir tiesiog ta visa ertmė, kurioje ir susikūrė garsas. Tai tiesiog ką turėtumėt žinoti, tai kad pavasaris, vasaros pradžia yra tinkamas metas tiesiog nulupti žievę, nes po to ją būna gan sunku ir žiemą jau tarkim net nelabai įmanoma nusilupti. Ir kitas dalykas, tiesiog reguliuodami skylučių dydį, otoro tarpelio, ta prasme, plotį ir pačio kamštelio ilgį galite išgauti, ta prasme, įvairias kažkokias garsinės savybės, ar garsiau, ar mažiau garsiau, ar tiesiog kažkokią kitą tonaciją. Tai tiesiog toks išgyvenimo švilpukas, kuris negyvens amžinai, bet kol jisai nesudžius, tol jisai galės švilpuoti.